Kokia yra šventovė pasaulyje pati didžiausia? Kas žinote? Kokia šventovė bažnyčia yra pati didžiausia? Ar turite idėją? Kokia? Mieloji, kokia jūsų idėja? Kieno katedra? Italijoje. Kuri katedra? Švento Petro, Vatikano? O jei, visos kaip žąsys, Vatikano, Petro ir visiškai aišku, kad tai yra tiesa. Jau pagavau operatorių. Tai, mėlyje, iš tikrųjų, pati didžiausia šventovė, kokia bebūtų visų religijų ir visų laikų, yra Švento Petro bazilika Romoje, Vatikane. Tai yra nuostabus reginys. Manyčiau, kad privaloma kiekvienam krikščioniui, jeigu tai leidžia sveikata, rinkti pinigėlį prie pinigėlių ir aplankyti Švento Petro baziliką. Tai yra didžiausia visų laikų žmogaus tikėjimo išraiška. Ten ilsisi šimtai popiežių kūnų. Ten tikrai yra Švento Petro kapas. Ten tikrai yra tai, kas yra mūsų išpažinimas. Yra būtent viso mūsų tikėjimo šiai dienai sklaida ir popiežiaus sėdė. Atkeliavę į šią katedrą mes matome platybės. Yra tokio dydžio bazilika, kurioje telpa visos pasaulio bazilikos. Galime dėti, turiu minty, po vieną atskirai. Ir šioje bazilikoje yra didžiulis kupolas. Kupolas taip pat yra pats didžiausias. Projekto didžioji dalis įgyvendinta užmačia, tai yra Michelangelo, tai jo yra brėžiniai, o vėliau Bernini yra įgyvendinęs ir truputėlį pakreipęs šį bei tą link ką tik atsiradusio baroko stiliaus. Šioje katedroje, matydami didžiausią pasaulio kupolą, kuris yra didesnis negu Panteono, iš jo ėmė Michelangelo pamokas, yra parašyti šios dienos žodžiai. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesia meam. Tu esi Petras uola. Ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tai nuostabus pranašiški žodžiai. Mes žinome, kad šios dienos evangelija rašyta evangelisto Mato. Taip pat šis epizodas aprašomas evangelijoje pagal Morkų. O kas yra Morkaus autorius? Jaunasis Jonas Morkus, kuris minimas keliose vietose. Ir Morkaus įkvėpėjas yra Šventas Petras. Taigi Morkaus evangelijoje šios eilutės tusi Petras uola mes nerandame, randame evangelijoje pagal Matą. Šiandieną išgirdome daug klausimų, kuo laiko mane žmonės. Ar žinote, kiek 4 evangelijose yra užduota mums klausimų? 4 evangelijos, kurios pasakoja tą patį Kristaus gyvenimą. Yra virš 520 klausimų. Taigi skaitai evangeliją ir Dievas tavęs klausia. Ir šiandien klausimas yra be galo rimtas. Šios dienos klausimas vienas iš tų 520. O kuo tu mane laikai? Iš tikrųjų, Jėzaus gyvenimas su mokiniais buvo tarp 2–2,5 metų jau bendros patirties. Metų eigoje kažkada bus kančia, bus Kristaus mirtis. Ir patirtis matyti Jėzų nuo ryto iki vakaro yra iš tikrųjų tam tikra Dievo dovana. Ir po šitos patirties, kuo tu mane laikai? Mėly, ir pastebėjote, kad šiandieną mes kalbėdami apie Dievą kalbame apie ką? Apie bažnyčią, apie kunigus, apie blogus kunigus, apie blogą bažnyčią. Kodėl kalbėdami apie Dievą kalbate apie bažnyčią? Tikriausiai dėl to, kad mes kunigai mažai kalbame apie Jėzų. Jeigu mes daugiau kalbėsime apie Jėzų, tai galbūt ir jūs daugiau kalbėsite ne apie bažnyčią, o apie patį Dievą. Nes čia yra ne kunigų, ne kažkokios organizacijos, bet yra Dievo įsteigta bendruomenė. Ir ta bendruomenė yra kiekvienas narys yra šeimos, pašauktas pagal pašaukimą iš šeimos. Esame kunigai tokie, kokius mūsų žaugino,
kokie mes patys norėjome būti ir kuo patapome. Taigi, mėlyjeji, šioje vietoje turi skambėti Jėzaus vardas, Dievo skelbimas ir po to viliuosi jūsų gyvenime daugiau diskusijų apie patį Dievą, o ne apie kažkieno minusus. Yra Petro atsakymas: tu esi Mesijas. Įsivaizduokite, 2 metai su pusė stebėjo Jėzų iš Nazareto Petras, žvejys, nestudijavęs, nesimokęs, ir jis identifikuoja: šitas Jėzus iš Nazareto, Marijos ir Juozapo sūnus, yra tikras Dievo sūnus, Mesijas. Tai yra be galo drąsus Petro pripažinimas. Mielas žmogau, sesė, broli, Nerijau, pribusk. Egzaminuosiu. Nuo to momento, kada tu sugebėsi įvertinti, kas yra Jėzus, nuo to momento, kada tu sugebėsi įvertinti Dievo statusą tavo gyvenime, nuo to momento tavo kaip žmogaus statusas paaugs iki aukščiausio lygio. Tu būsi skelbiamas uola, galbūt nedideliu akmeniu, bet Dievo statybos tikra dalimi. Tai tu, broli, sesė, esi uola, Petras, ir ant tos uolos Dievas stato savo bažnyčią. Nuo to momento, kada žmogus įsileidžia Dievą į savo gyvenimą, Dievas tau duoda tavo pakilimą iki aukščiausio rango. Mes čia vakar skelbėme jūsų kūdikius, vaikus. Kuo skelbėme? Ne Lietuvos civiliniais gyventojais, o garsiai sakiau, skelbiu, tai yra Dievo vaikas. Tai yra dangaus paveldėtojas, nes tėvai to norėjo – priimti tikėjimą ir dovanoti savo sūnui. Nuo to momento, kada tu priimi Dievą tuo, kuo jis yra, Dievas tave pakelia aukščiausiai. Nuo to momento, kada tu galvosi apie savo gyvenimą tik iš dauginimo pusės, tai yra Laisvės partijos idėjos, tai yra žmonių, kurie žaidžia tik reptilinio gyvio poreikiais. Be abejo, tu esi žmogus, tu esi puikus gyvulys, net protingas. Domėkite šitais dalykais ir tai kels į tą pusę. Ar žinote, kad yra numatyta jūsų vaikus auklėti nuo 3 metų intymiai liesti savo kūną, o dar už kelių metų mokėti save patenkinti? Ką yra pasakęs garsus Lietuvos psichoterapeutas? Mėlieji, jaunimui negalite duoti tų žinių, kurių jis nesugebės įvaldyti. Paimkite pečių, seną močiutės krosnį, užkurkite sausiausiomis malkomis, žibalo pilkite ir užkurkite pečių. Kaip gerai įsikurs, uždarykit juškas, kaminus ir kas bus iš pečiaus? Sprogs pečius. Mėlieji, tie, kurie norite auklėti mūsų jaunimą, nekurkite šito pečiaus, nes jūs dar nedavėt jaunimui galimybės tos ugnies nei suprasti, nei įvaldyti. Dievo išmintis leidžia eiti iš lėto ir kaip žiedui neplėšyti lapelių, o laukti laiku, kada įsiskleistų ir žydėtų kuo ilgiausiai. Linkiu to visiems kuo nuoširdžiausiai. Keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus. Šį penktadienį jisai dalinosi su Rusijos jaunimu, nes jie negalėjo nuvykti jaunimo dienas. Tada popiežius jungėsi per televiziją ir dalinosi savo išmintimi, o jaunimas rinkosi Sankt Peterburge. Lisabonoje vyko pasaulio jaunimo dienos. Ten Rusijos jaunimas negalėjo nuvykti.
Tad Rusijos katalikų jaunimą pasveikino popiežius Pranciškus nuotoliniu būdu penktadienį. Su jais bendravo, ten vyko nuostabus jaunimo Dievo šlovinimas. Prieš 3 savaitės Lisabonoje jaunimas iš viso pasaulio šventė savo jaunimo tikėjimo dienas. Popiežius sako, šiandien jaučiu didžiulį džiaugsmą, galėdamas su jumis pasikalbėti, pasidalyti šią tikėjimo ir vilties akimirką. Šių metų jaunimo dienų šūkis buvo Marija susiruošusi skubiai iškeliavo. Popiežius penktadienį, bendraudamas nuotoliniu būdu su jaunimu, pasiūlė 3 įžvalgas. Pirmoji mintis. Dievas kviečia išeiti. Dievas mus siunčia eiti. Ir Dievas pats eina su mumis. Tai ypatingų būdų savo gyvenime patyrė ir dangiškoji motina Marija, taip pat jos giminaitė Elzbieta, 2 moterys, kurios tapo perkeičiančios Dievo galios liudytojomis. 2 nuostabios moterys. Per jas Dievas pasaulį keitė. Kai Dievas kviečia, tu negali sėdėti rankas sudėjęs, bet greitai pakilk ir nešk kitiems Dievo džiaugsmą. Antroji mintis. Dievo meilė skirta yra visiems. Bažnyčia yra visų bažnyčia. Ji atvira visiems, jauniems ir seniems, sveikiems ir ligoniams, teisiesiems ir nusidėjėliams, sakė Pranciškus. Taip kaip Lisabonoje pakartojo 3 kartus, mielieji, Dievo namai skirti visiems, visiems, visiems. 3 popiežiaus kalboje rusų katalikų jaunimui pabrėžtas dalykas. Labai svarbu, kad jauni ir seni atsivertų vieni kitiems. Jaunimas, susitikdamas su pagyvenusiais žmonėmis, turi galimybę priimti jų patirties ir gyvenimo turtingumą, o štai pagyvenę žmonės, susitikę su jaunaisiais, randa juose vilties, kupinos ateities pažadą.